12 klasių ir skirti pamokų metu 10-15 minučių tam, kad pasitikrintumėte savo žinias ir sužinotumėte taip pat naujų dalykų. Tai pats konkursas susideda iš 2 etapų. Tai pirmasis etapas internetu, balandžio 16-17 dienomis, 30 klausimų, įvilkti įvairias realias situacijas, su kuriamis susidursite, jau dabar susidurėte arba susidursite artimiausiais metais, taip pat vienas kitas klausimas apie istoriją, konstituciją, tokias žinias, kurias vėliau panaudosit kontrolinėme ar egzamine, tai tikrai verta tam paskirti 10-15 minučių ir susižinoti, koks jūsų lygis ir galbūt galėtumėte išgirsti naujo. Ir kaip ir bet kokiam konkurse, patys geriausi patenka į superfinalą. Finalas vyks gegužės 17 dieną Seimo rūmuose. Tenais mes turėsime visą dieną finalą, pirmas 20 minučių testui, o vėliau Seimo darbo simuliacija. Kas tai yra? Tai jūs gausite, jeigu patenkate į finalą, iš anksto paruoštą įstatymo projektą, kuris turės daugybę trūkumų, jam reikės pateikti įvairiausių pasiūlymų, vėliau simuliacijos metu diskutuoti, kritikuoti ir siūlyti įvairiausias idėjas. Iš esmės tai, ką daro Seimas kiekvieną dieną, praeisite frakcijų, komitetų, taip pat Seimo posėdžius tikrose salėse, tikroje Seimo posėdžių salėje. Ir visa tai, aišku, yra vertinama ir patys geriausi yra apdovanojami. Tai pirmoji vieta laimi MacBook Pro kompiuterį, antra laimi iPhone Pro Max, čia iPad Pro, taip pat kelionės į Europos parlamentą. Nuo 4 iki 13 vietos yra laimimos kelionės į NATO būstinę Briuselyje, kelionė lėktuvu, kelios dienos, geras viešbutis, šansas pamatyti tiek Briuselio miestą, tiek ir taip pat pamatyti NATO organizaciją iš vidaus, įvairūs susitikimai su žmonėmis, diskusijos ir betarpiškas bendravimas. Ir nuo 15-30 vietos yra laimimos kelionės į Europos parlamentą. Tai tikrai yra nemažai prizų. Klaipėdai šiaip sistemiškai bendrai šitam konkursą sekasi dalyvauti gerai. Yra netgi ir laimėtojas vienų metų iš Klaipėdos. Taip pat prizininkų yra ne vienas. Tai Klaipėda taip standartiškai čia gerai pasirodo. Tai tikrai kviečiam visus įsitraukti ir aktyviai dalyvauti. Ir šiemet pirmą kartą turėsim balandžio 14 dieną Demokratijos akademiją pedagogams. Tai toks vienos dienos renginys su konferencija, workshopais, seminarais, skirtis grynai mokytojams tam, kad jie įgautų daugiau žinių apie politiką, demokratiją ir vėliau tai galėtų integruoti į pamokas.